Treneri, kaip matau, neblogos nuotaikos, bet revanšo, kur vis tik turbūt norėjot viduj pasiekti po to rungtynių pirmam rate, prisiminkime, ten buvo per pridėtą laiką baudinys, revanšo pasiekti nepavyko, nors pirmavot. Dėl ko? Na jo, tikrai norėjosi daugiau, kaip ir kiekvienas rungtynės norime daugiau, vis keliam tą kartelę, bet šiandieną taip labai tokios dviejopos mintis, atrodo, kad pirmas kėlinys kaip ir gerai, užsidarom į rūbinę su įvarčiu ir jau išeiti antrą kėlinį, turėtume jau dar aktyviau, bet šiandieną kažkaip pasigėdau iš savos komandos tokios ugnelės, galbūt tokio sportinio pykčio, nes atrodė tai viskas tokiam taip vangiai, lėtai, bet yra kaip yra, sužaidėm antrą kėlinį tikrai prastai. Praleidom įvartį, kuris jau tikrai jau grėsė, jau matėsi, kad jau ir iš nuošalės įmušę buvo, taip kad šiandieną reiškia to ir vertė, 1 taško. Na, vis tiek yra kartais ir tokių teigiamų dalykų, nes šiandien įvartį įmušė žaidėjas pirmą kartą, nesiniai papildęs jūsų gretas ir įmušė įvartį. Na taip, iš tikrųjų smagu, kad Kajus Berštas šiandien pelnė pirmą įvartį savo ir tikrai žaidėjas, kuris grįžęs iš užsienio, buvo ten peržiūroj, kiek žinau, ilgą laiką tikrai nerungtyniavo, bet tikrai pastangų šiandien daug atidavė, kaip ir matėm, jau gale viską atidavė, jau reikėjo pakeisti. Taip kad ir toksai gaunasi, kad iš tos pusės smagu, bet norėtųsi, kad tą smagumą ir tęsti ir toliau. Kaip sakoma, nepavyko revanšas, tikrai norėjom atsirevanšuoti, bet ką padarysi, reikia žiūrėti toliau, laukia taurės rungtynės, atvažiuoja A lygos komanda, Panevėžys trečiadienį, taip kad kviečiam visus fanus palaikyti mus, šiandien jų dar daugiau buvo, labai smagu matyti, kad jau pildosi stadionas ir skanduotės, tas palaikymas tikrai mums padeda ir tikimės irgi gausaus būrio ir trečiadienį. Būtent apie taurės rungtynės ir norėjau paklausti, nes vis tik tai taurės rungtynės, nors tai ir šventė, bet iš kitos pusės tai yra papildomas krūvis komandai ir dabar jūs žaidėte šiandien, žaidėte trečiadienį ir po to vėl laukia pirmenybių rungtynės. Ar ne per sunku bus? Na taip, iš tikrųjų ta savaitė bus triguba, galima galbūt taip pasakyti, tai tie krūviai tikrai bus dideli, bet tas plano nekeičia, taip kad ar taurės rungtynės, ar čempionato rungtynės, mes vis tiek einame vieno tikslo, tik tais pergalės laimėti, įkasti varžovam ir parodyti, kad mes tikrai galim. Ir jie turi patys patikėti mūsų komandos žaidėjai, kiekvienas, kad tikrai mes galime tai pasiekti. Taip kad viskas dar prieš akis, dar taurė, dar čempionatas, taip kad dar visko bus. Šiandien jūsų komandoje žaidė vienas žaidėjas, aš jau apie Kajų užklausiau, bet yra dar vienas žaidėjas, ne vienas, yra keli papildę komandą, bet vienam tos rungtynės turėjo būti ypatingos, kadangi jisai netaip seniai dar vilkėjo Kauno Žalgirio komandos marškinėlius. Ta žaidėjas, kalbu apie Pijų Nainį, žaidė jūsų gynėjo pozicijoje, vidurio gynėjo pozicijoje, bet buvo labai aktyvus ir pastebimas ir atakose. Tai keli žodžiai apie šio žaidėjo įsileimą į komandą. Apie Pijų Nainį tai tikrai galiu atsiliepti tikrai puikiai žodžiais. Įsiliejo labai greitai į komandą. Galiu pasakyti, kad dabar vienas kertinių žaidėjų gynybos linijoje. Labai tenkino jo žaidimas ore, apačioje, tiek su kamuoliu, tiek vadovavimo išeina, taip kad labai smagu, kad žaidėjas tikrai ir pats užsivedęs ir pats nori siekti, matosi iš akių, dega kiekvienos rungtynėse akis ir palinkėti tik tai kopti aukštyn. Na ir toks klausimas ne visai į šitų rungtynių temą, bet šiandien prasidėjo jaunimo pirmenybės. Žinau, kad jonaviečių bent 2 komandos jų rezultatus, pradėjo. Irgi viena pergalė, kita pralaimėjimu. Ką norėtum palinkėti jauniems Jonavo žaidėjams, jo labiau, kad jau ir pagrindinė komanda, gal šiandien jų nebuvo daug aikštėje, bet jie šalia ir netrukus turbūt žengs irgi į aikštę. Tai ne tiek, kad žengs, jau jie yra, kai kurie ir žengia į aikštę, tai yra labai didelis paspyrimas tiek Lietuvos futbolui, kad jauni žaidėjai, 20 metų
žaidėjai žengia į aikštę pirmos lygos rungtynėse su vyrais, kovoja ir treniruojasi su vyrų komanda. Tai aš manau, kad tikrai darome mes kaip akademija, futbolo klubas Jonava, tokius pamatus Lietuvos žaidėjim. Galbūt, kas čia žino, galbūt ir Lietuvos rinktinės žaidėjim. Ir tai yra smagu. Tai yra smagu, kad tikrai mūsų ir palaiko tiek ir tėveliai, tiek ir pats miestas. Ta turim iš tikrųjų ir infrastruktūrą, ir turim didžiausią skaičių lankančių futbolą Jonavoje. Jeigu taip iš visų sporto šakų, man taip yra labai džiugu iš tikrųjų ir ties to toliau ir dirbsime, nesustosim, tikrai nepaleisim, kad mūsų jaunimas anksčiau ar vėliau garsintų Jonavos miestą. Treneri, nežinau, kai būna pergalė sveikinu, kai pralaimėjimai užjaučiu, kai lygiosios. Kokios nuotaikos jūsų ir komandos po šių rungtynių? Iš tikrųjų, nuotaikos tai labai geros. Pasveikinau ir komandą, ta prasme, su tuo tašku. Pagyriau už charakterį, pagyriau už tai, kad antram kėliny tikrai laikėm to žaidybinės drausmės, tų susitarimų, ką tarėmės prieš varžybas. Tai pirmas 1-0, antras 1-0 į jų vartus. Tai labai džiaugiuosi tuo rezultatu ir visi esam laimingi iš tikrųjų. Na, juokavau ir su jum, kad pirmam kėliny truputį trūko gyvumo atakoje, bet kai vietoj vieno vėjo pasirodė du vėjai, tai ir žaidimas buvo aktyvesnis. Tai du vėjai padarė vėją atakoje ir tarp kitko vėjas Pocius ir įmušė įvartį, tą išlyginamą. Dar įmušė vieną, po kurio teisėjo gal nedidelė buvo klaidelė, pakėlė nuošalę, nuskriaudė vaikiną. Tai būtume kaip iš vis su teigiamų rezultatų po dviejų vėjų įneštų vėjo, kaip sakant, pasiekę teigiamą rezultatą. Na, šiuose rungtynėse skirtingai nuo kai kurių kitų neturėjot visai pagalbos iš pagrindinės komandos. Kartais tai, aišku, tie žaidėjai sustiprino, neslėpkime komandą, bet kai jų nėra, turbūt ir patys jauni žaidėjai tarsi ir labiau mobilizuojasi. Negalėčiau sakyti, kad pasilpnina mumis, kada ateina iš pagrindinės komandos žaidėjai, jie tikrai visą laiką mūsų stiprina, o kada jie neateina, tenka jauniems žaidėjams mobilizuotis ir rodyti, ką jie gali, nesislėpti po kažko, o jiem imtis pagrindinio vaidmenio, kaip sakant, aikštėje. Šiandien, minėjot, kad vėjas Pocius, aš tam vaikiną jau matau ne pirmose rungtynėse, tikrai jaunimo futbole išsiskiria, bet šiandien matėme, kad nepasimetė ir buvo vienas iš tokių smagesnių žaidėjų aikštėje. Ką norėtumėt palinkėti ir jam, ir jo kolegom ateityje? Negrįžinėti namo 4 valandą, daugiau dėti darbo treniruotėse, nesustoti ir važiuoti į priekį ir pasiekti savo tos aukščiausius įsikeltus tikslus.